Taigi liko visai nedaug, į paskutinės mūsų dienos, 21 dienos antisenėjimo veido jogos programos. Ir šiandien vėl noriu pasidalinti su jumis praktiškai pilna veido jogos praktika, kurią galima tiesiog arba reikalui esant, arba laikui esant savo prasilginti ir pratimus kartuoti po 2-3 kartus, arba tiesiog kasdienai rinktis atlikti štai tokio ilgumo praktiką, kurią šiandien jums ir pademonstruosiu. Pradėsim nuo atsipalaidavimo. Pratimus rekomenduoju ir praktiką atlikti ir ryte, ir vakare, didesniam ir efektyvesniam rezultatui. Tai atsipalaiduojam, užmerkiam akis, sukam galvą į kairį šoną, lygiagrečiai pečių linijai, įkvepiam ir sukam į dešinę, iškvepiam. Lengvai, su meile sau. Jaučiam savo kaklą, jeigu kakle jaučiasi traškėjimas, truputėlį sukimą sušvelninam, pasistengiam kvėpuoti. Galvą pasukam lygiagrečiai savo pečių linijai. Palaiduojam, palaikam pečius. Keletą akimirkų pakvėpuojam. Nuleidžiam galvą ant krūtinės. Prasukam truputėlį kaklą. Užmerktomis akimis, sukdamas ir ridendamas kaklą ties priekiu įkvėpkim. Ir ridendamas ties nugarą iškvėpkim, kvėpuojant per nosį. Vėlgi jaučiam savo kaklą. Jeigu jaučiasi traškėjimas, sunkumas, judesį sušvelninam, prasukam į vieną pusę, prasukam į kitą pusę, keletą sukimų. Jeigu jaučiasi kažkur tai įtampa, galite jausti pečių, kaklės srityje. Tiesiog dar šitai vietai papildomai galite skirti laiko ir pamasažuoti. Keli sukiniai į vieną pusę, keli sukiniai į kitą pusę. Po to pasukam galvytę į šoną, susirandam štai šitą savo raumenuką. Apglėbiam savo pirščiukais iš apačios į viršų. Pramasažuojam, paaktyvinam limfą. Kiekvieną kartą pratimus jūs galite rinktis iš visų prieš tai įkeltų video, kurias atlikom kiekvieną dieną. Kelias pasukam į kitą pusę, susirandam vėlgi tą patį raumenuką, pramasažuojam kitą pusę. Iki pat kaklo ir grįžtam iki pat augimo linijos. Keletą kartų paimsim mūsų nuo nosies kampučio, pratempsim iki ausies ir nuvažiuosim už ausies. Išvarysim visą vandenuką iš savo veido, ypatingai po nakties, jeigu veido oda yra paburkusi, patinusi, galimai kaupiasi skysčiai. Pramasažuojam. Šituo pratimu mes varome ne tik tai veido odos skysčius, bet ir paliečiam paakių sritį. Toliau dedam savo pirštų pagalvėlėmis štai čia už ausies ir susirandam taškelį tarp kauliukų ir tiesiog pamasažuojam ratu į vieną pusę. Galim su krumpliukais įstatyti ir pasukti į vieną pusę, kaip jau patogiau. Gali būti šiek tiek skausminga, jeigu labiau paspausit, gali tiesiog judesį sušvelninti. Prasukam į vieną pusę, prasukam į kitą pusę. Skiriam tam keletą sekundžių, galit mintise netgi savo skaičiuoti 15 sekundžių.
Ir būtinai pramasažuojam savo plaukus. Išmasažuojam, atpalaiduojam. Išmasažuojam visą savo galvos odą, jaučiam. Toks masažas turėtų labai stipriai jūs atpalaiduoti, tarsi nuimti visas mintis. Pramasažuojam visą savo augimo liniją. Jeigu tai darot vakare, tiesiog rekomenduoju dar įtepti aliejaus ir masažuoti ir palikti nakčiai. Ištrinam. Pirštų pagalvėlėmis labai švelniai išmasažuojam. Ir kai jau labai tampat susivėlusios, juokauju, tiesiog pereinam prie savo veiduko. Kaip visada, dedam ant antakiukų savo sulenktus pirščiukus, truputėlį paspaudžiam antakiukus į apačią ir keliam raumenukus 15 kartų. Ir suėmam štai su šitom vietom savo odytę ir prastumiam, pramasažuojam iš šonų. Tarsi norėdamas atkelti savo odą nuo kaktos, prabraukiam, galim su viena ranka tiesiog braukyti, rankos pavargsta. Į vieną pusę, į kitą pusę tiesiog pramasažuojam, vėlgi skaičiuodama savo mintise iki 15. Arba jeigu sunku mintise skaičiuoti, priešai save galima pasistatyti laikroduką su matavimu laiko ir tiesiog stebėti. Ir paskutinis, paimsim savo pirštų pagalvėlės, dedam ant kaktos ir pratempiam iki pat viršugalvio. Daugmaž iki vidurio savo galvos. Pratempiam. Galit štai tokiais judesiais, galit vienu plačiu pratempimu. Pakeliam savo odą. Jaučiam šilumą veidą, aktyvuojasi kraujotaka palengva. Atsipalaiduojam, dedam pirščiukus savo į akių kampelius, atmerkiam akis ir tarsi norėdama sumerkti, apatiniai štai šitoj vietoj jaučiam savo tokį susitraukimą. Tarsi norėdamos užmerkti akis, judinam apatinę savo akies dalį. Tarsi sutraukdamas akytes 15 kartų. Jų pratimas atliekamas taisyklingai, mes tiesiog jaučiam savo pirštukais, kaip jie kartu įsitraukinėja. Akių pratimai dažniausiai yra vokų pakėlimui, akių maišelių šalinimui ir žąsies kojelių lyginimui 15 kartų. Sekantis pratimas, iškeliam akis į dangų ir tarsi norim atmerkti plačiai akis. Iškeliam ir atmerkinėjam akis plačiai. Vėlgi, jeigu taisyklingai atliekamas atsimerkimas, mūsų pirščiukai tarsi vibruoja kartu su atsimerkimu. Penkiolika kartų.
Nuleidžiam akytes į apačią ir lygiai taip pat bandom atmerkti akis, žiūrėdamas į viršų. Nežiūrim, bet tiesiog žiūrim į apačią ir bandom atmerkti akis plačiai, žiūrėdamas į apačią. Gali atrodyti keista, kad akytės atsimerkia labai nedaug, bet jaučiam per savo pirštukus. Jeigu juda pirštukai kartu su mūsų judesiu, vadinasi, pratimas yra atliekamas taisyklingai. 15 kartų. Dedam pirštukus po paakimis ir po antakių ir gražiai pratempiam ir nuvažiuojam į savo ausies viršutinį kamputį. 15 kartų. Pavaiduojam. Dedam pirštukus savo ant nosies kampučiuose ir kelsim nosį į viršų. Atpalaiduotas veidas, labai lengvai juda mūsų raumenukai, nosies, žandų. Penkiolika kartų, vėlgi suimam lygiai tokiu pat judesiu, žandukus ir pratempiam į ausies viršaus kamputį. Žandukus masažuojam, suspaudžiam ir tarsi masažinio judesį savo pratempiam žandukus 15 kartų, lygiai taip pat. Atveriam pečius, nesusikoprinam. 15 kartelių. Dedam lygiagrečiai nosį savo delniukus, pirščiukus, nykščius įspaudžiam štai čia ir važiuosim nuo nosies kampučių iki pat ausies. Kartu nuvažiuoja ir mūsų smakrų nykščiukai. Kartu važiuoja formuodami mūsų žandikaulį. 15 kartų. Penkiolika kartų pravažiuojam. Toliau užčiaupiam burną ir su liežuviu važiuojam į viršų, į apačią vienoje pusėje, lyginam štai čia savo juoko raukšles ir lyginam raukšles aplink lūpytes. Keturiolika, 15 kartų vienoje pusėje ir lygiai taip pat 15 kartų kitoje pusėje. Liekam uždaryta burna ir suksim liežuvį aplink savo burną į vieną pusę.
15 į vieną pusę ir 15 į kitą pusę. Liežuvis sukiam plačiu judesiu. Pereisim prie savo kakliuko, suspaudžiam štai šitą vietą savo kaklo, lengvai prispaudžiam, uždedam kitą ant viršaus ir truputėlį prispaudžiam prie dekoltės srities ir verčiam galvą pratempdamos savo kaklą. Atverčiam kiek įmanydamos plačiau ir labai lėtai sugrįžtam, nuleidžiam ant rankyčių. Ir vėl 15 kartų. Kai prispaustos rankos, jaučiat, kaip pasitempia jūsų kakliukas. Lėtai ir sąmoningai jaučiat. Mintyse skaičiuojat arba tiesiog priešai save pasistačiusios laikroduką stebit 15 sekundžių. Ir paskutinis mūsų kaklai, tai vėlgi, ar ne, įstatoma apatinė lūpa į burną, ištempiam savo smakrą į dangų, tempiam, ištempiam, atpalaiduojam. Ištempiam, atpalaiduojam. Dirba mūsų išoriniai kaklo raumenukai. Lūpą įstatome taip, kad aplink lūpytes nesusidarytų papildomų raukšlių ir išsitempia visas mūsų kaklas. Atsipalaiduojam. Štai tiek šiandienai. Žygiuojam į naują dieną, į rytinę ir vakarinę veido jogos ir grožio pamokėlę sau. Jeigu kyla klausimų, rašykit, klauskit ir iki susimatymo sekančiame video. Gražios ir nuostabios dienos.